Atėjus pavasariui pabunda ne tik gamta, bet iš žiemos miego prisikelia ir motociklininkai. Sekanti laidos tema bus skirta būtent jiems, nes pasikalbėsime apie tinkamą motociklų priežiūrą. Atšilus orams gatvėse pasirodo vis daugiau motociklų. Jų vairuotojai mėgaujasi šių transporto priemonių suteikiama dinamika bei manevringumu. Tačiau ar visi jais tinkamai pasirūpina? Jei ieškote visapusiškai pigiausios galimybės važiuoti ant 2 ratų, rinkitės motorolerį. Tai populiarus pasirinkimas ne tik tarp jaunuolių, tačiau ir miestų gyventojų. Taip pat jie mažiausiai reiklūs priežiūrai. Motoroleris, kurie priklauso lengvai motociklų klasiai, jie nereikalauja didelės priežiūros. Pagrindas yra laiku dapilti alyvos, kuri yra dvitaktė, maišosi automatiškai su benzinu paduodama į karbiuratorių. Motorolerių priežiūros supaprastina tai, kad nėra tepalų, kuriuos reikia reguliariai prižiūrėti ir keisti. Tuo metu pasirinkus ką nors galingesnio gausite ne tik daugiau dinamikos bei greičio, tačiau turėsite skirti daugiau dėmesio ir priežiūrai. Pavyzdžiui, galingesniems motociklams su didesnio darbinio tūrio varikliais teks keisti tepalus. Kokiu intervalu tai reikia daryti priklauso nuo variklio darbinio tūrio bei gamintojų rekomendacijų. Kalbant apie galingesnius motociklo variklius, jų intervalas aptarnavimo gali skirtis. Atsižvelgiant į variklio tūrį, galingumą, tai būtų jeigu 125 kubiniai centimetrai ir palyginus su 1 litro tūrio varikliu, tai silpnesnis variklis gali keistis kas 2000 km, o jau galingesnio variklio 10 000. Bet reikia atsižvelgti į tai, kad gamintojas reikalauja kas 1000 km patikrinti alyvos lygį. Palyginus su automobilių varikliais, motociklų neretai pasiekia gerokai didesnius sūkius. Jei automobilių vidaus degimo varikliai retai peržengia 7–8 tūkstančių sūkių ribą, tai galingesnių motociklų varikliai gali pasiekti ir 10 ar 12 tūkstančių sūkių per minutę ribą, o patys galingiausi ir greičiausi įsisuka ir iki 18 tūkstančių sūkių. Tai reiškia, kad varikliai yra veikiami didelių apkrovų, jų resursas taip pat gerokai mažesnis palyginus su automobiliais. Tačiau yra būdų, kaip jų tarnavimo laiką prailginti. Motociklams skirti priedai sudaro apsauginį sluoksnį ant vidinių detalių, kuris ir dyla vietoj metalo. Specialūs priedai ne tik prailgina motociklų variklių tarnavimo laiką, bet gali padėti ir sumažinti kai kuriuos jau pastebimus nusidėvėjimo ženklus. Pavyzdžiui, jei ant cilindro sienelių yra įbrėžimų, revitalizantai juos užpildo ir paviršių išlygina. Tokiu būdu varikliui gali būti grąžinamas jo pradinis efektyvumas. Motociklas ar motoroleris gali būti puikiu pasirinkimu šiltuoju metų laiku, kuris gali suteikti ne tik galimybę judėti greičiau, tačiau tarnauti ir kaip laisvalaikio pramoga. Svarbu nepamiršti, kad tiek, kiek motociklai suteikia malonumo bei galimybių, tiek jie reikalauja ir dėmesingos priežiūros. Todėl atkreipkite dėmesį į tai ir mėgaukitės važiavimu.